atvažiavau, per daug neturėjau jokių lūkesčių, bet pradėjęs visas praktikas supratau, kad turiu tam tikrų vietų, kuriuose turiu stipriai padirbėti ir man tos vietos trukdo savirealizacijai ir judėti tiesiog į priekį. Išvažiuoju iš stovyklos nusiraminęs, ramus, supratęs savo išdidumą, savo klaidas ir supratęs, kur man kišo koją visa ta situacija. Kokia čia buvo atmosfera? Atmosfera buvo ideali, labai visi šilti žmonės, taip pat visi žmonės buvo atviri su savomis problemomis ir diskutuodami ir spręsdami problemas grupėje, beveik kiekvienoje situacijoje pamačiau tą dalyką, kurį aš ir pats darau. Taip pat patiko ir pokalbiai su žmonėmis, kadangi taip pat suartėjome su kai kuriais ir pasidalinome tam tikromis detalėmis vienas su kitu ir tai leido pasimti tas situacijas ir prisitaikyti į savo gyvenimą. Kas tu buvo stipriausia, ką galėtum tokio, papasakot iš savo asmeninio proceso? Buvau susireikšminęs į vieną pusę, vos nenuėjęs į kažkokią tai aukos poziciją ir kad aš tą situaciją, kuri mane labiausiai dirgina, pats ją pritraukiu. Tas buvo stipriausia nusimtus rožinius akinius ir suprast realybę. Kokius procesus aplinkoje stebėjai savo įdomiausius, kurie tau paliko kažkokį prisilietimą prie tavęs padarė? Pirmas dalykas, kas buvo tikrai įdomu, kitų žmonių pasakomos istorijos, liudo pasakomos istorijos. Tose istorijose tu pamatai dalelę savęs ir tu pamatai, kad yra žmonės, kurie sprendžia daug sunkesnius nutikimus, daug sunkesnes problemas ir tiesiog ateina toks suvokimas, kad jeigu jie gali išsilaisvinti iš tų visų nuoskaudų, tai kodėlgi negaliu aš. Palinkėjimas žmogui, kuris nežino, važiuot, nevažiuot. Vienareikšmiškai važiuot, kadangi jeigu tu eisi iš tų kelių, jeigu tu domėsiesi saviugda, ta esanti tavyje problema kažkaip tai tau trukdys gyvenime, ar taip tu turėsi prisiliesti prie to ir vis tiek. Tu tiesiog griaušysi, kad tu praleidai, atidėliojai, nesikreipdamas, nebūdamas čia, nes tai sutaupo daug laiko. Asmeniškai man tai irgi sutaupė daug laiko, nuėmė daug iliuzijų ir tiesiog išlaisvino.